Kad varžovas turi kokybės, turbūt nieko naujo nepasakysiu ir rungtynių metu jie privertė mus didžiąją rungtynių dalį gintis. Bet sakyčiau, kad iki to pirmo įvarčio, kurį mes įmušėme, tai nei viena ir nei kita komanda neturėjo kažkokių tokių super progų. Apmaudu gal tik tai dėl to, kad įmušę įvartį, jau turėjom planą, ką reikėtų daryti, bet net nespėjome to padaryti, nes krito praktiškai kitą minutę tas įvartis išlyginamasis. Ir vėl reikėjo kažką tai galvoti, kad galėtume pakeisti rungtynes, bet šiandien tikrai sunkiai sekėsi ir, sakau, šiandien daug momentų nebuvo, nei viena, nei kita komanda neturėjo nei daug smūgių, nei kažkokių tai pavojingų momentų, standartinės situacijas ir daug kovos ir, tokios rungtynės. Bet visgi turėjom turbūt planą puolime, bet šiandien kaip ir strigom. Kai tu didelę dalį rungtynių esi be kamulio ir tau nepavyksta to kamulio palaikyti, tai sudėtinga, kad Kaderas vienas buvo paliktas tarp dviejų gynėjų ir visas dvikovos, kiek ten buvo pasiųsta kamuolių ar ilgesnių, praktiškai jų gynėjai laimėdavo. Tai sudėtinga, kai tu esi dar žemai, išeiti į kontratakas, kažkur tai reikia kamuolį atimti. Mes, kad ir atėmė, šiandien jį prarasdome gana greitai ir nebuvo tokių atkarpų, kad galėtum palaikyti kažkur tai tą kamuolį, kažkur tai žaisti, kažką tai susikurti, šiandien to trūko. Bet, aš manau, varžovas privertė. Donato Kozlausko pirmasis įvartis, kiek tai džiugina jūs? Pagaliau, sezonas eina į pabaigą ir, kaip atakuojančiam žaidėjui, vienas įvartis jį nėra daug, bet smagu, kad jisai įmušė. Tai tikiuosi, kad tas įvartis priduos pasitikėjimo ir tai nebus paskutinis jo įvartis. Naujausias komandos papildymas Matijus Remeikis, kiek jis bus svarbus komandai sezono pabaigoje? Po Lazaro Kovičiaus išvykimo, matote, žaidžia jaunas žaidėjas, tikrai geras žaidėjas, bet jam dar viskas prieš akis, jam kiek, 19 metų, tai ir apskritai esame ta komanda tokia, viena iš jauniausių irgi, sakyčiau, lygų. Mes turime daug jaunų žaidėjų, bet aš manau, Remeikis priduos mums, nes jau turi patirties ir yra laimėjęs ne vieną titulą čia Lietuvoje ir pažaidęs užsienyje. Dabar svarbiausia, kad jisai būtų optimalios formos. Nėra tiek daug laiko, bet tikiuosi po rinktinės pertraukos jisai jau bus tas žaidėjas, kuris padės mums rungtynėse ir tikiuosi priduos irgi daugiau kokybės aikštės viduryje. Norėjosi po Kauno derbio šeštadienį Marijampolę važiuoti turbūt pakiliomis nuotaikomis, bet visgi kaip nuteiksit komandom šeštadienio rungtynėm? Pirmas kartas, ne pirmas kartas. Taip skaudu, pralošėme ir varžovui sutikėme geras galimybės, bet rungtynės už 2 dienų ir šiandien, kaip sakoma, gali pergyventi, rytoj reikia užmiršti ir ruoštis kitom rungtynėm. Visos rungtynės yra svarbios, mes kol kas antroje vietoje ir tikslas būti kuo aukščiau. Tai kova dar nebaigta? Yra dar rungtynių pakankamai, aš sakau, Žalgiris komfortiškoje situacijoje yra, bet ne tik pirma vieta yra. Reikia būti kuo aukščiau ir laiminėti rungtynės.